Surski, jumis kaip politologas, kaip vertinat tokį faktą, kad Landsbergiui dar kartą siūloma suteikti valstybės vadovo statusą? Valstybės vadovo statusą? Šitam Landsbergiui? Šitam muzikontui? Muzikontų karalius. Šitam, kur kolūkius sugriovė. Vėl tu prie to paties grįžta mane? Negriovė jis ten jokių kolūkių šiaip tai. Jo, negriovė? Sugriuvo jie patys. Taip, jie patys sugriuvo. Tink, tink, tink ir sugriuvo kai kortų namelis. Ir prašom, valstybės vadovo statusas už tai. Čia šitam Landsbergiui, kuris turi Šveicarijoje vilą, ane? Ja. Nu, neturi jis jokios vilos šiaip Šveicarijoje. Ai, neturi vilos, vargšelis. Nebėra vilos. Vilas sugriuvo kaip kolūkis. Pati tik tink, tink ir sugriuvo kai kortų namelis. Ir už tai vadovo statusą, kaipgi be jo. Už tai, kad pasisavino norvegų tautos surinktus Nobelio premijos alternatyvios pinigus, valstybės vadovas. Taip, taip. Niekas nieko nepasisavino. Nepasisavino, reiškia, joj. Viską atidavė labdarai, taip. Viską iki paskutinės kronos, ėrės, pfeningio ir cento, ne? Taip, 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 žinoma. Negriovė, neturi, nepasisavino. Baigiam? Ne, mes tik tais pradedam. Tai kuriam čia Landsbergiui vadovo statusas, jeigu jis neišgriovė kolūkių, nepavogė Nobelio pinigų ir neturi vilos Šveicarijoje, tai kas čia dar toks pas mumis Landsbergis yra, kuris pretenduoja į vadovo statusą? Landsbergis tai tas, apie kurį jūs kalbate, bet jis netoks, kaip jūs jį nupaišote. Jis yra angelas. Reiškia, jį gali dėti ant žaizdos. Reiškia, jeigu jis uždės ranką jums ant galvos, tai patirsit katarsę, ane? Ane? Ko jūs čia plyšaujat visą tą laiką? Ką jūs apsiraminot gal jau? Ką jūs čia? Landsbergis nuskriaudės, jūs gal personaliai kažkuom yra? Kaip čia? Tai ne mane. Paskutinius 5 metus lietuvių rašytojas Petkevičius man verkia ant peties dėl nenusisekusios politinės karjeros. Tai ar galima šitą atleisti? Ko jūs juokėtės? Kodėl jūs juokėtės? Ar jūs žinot, kad man testamentu yra pavesta saugoti kūrybinį Petkevičiaus palikimą? Ir aš paskaičiau tik tais 10 puslapių ir jau ten tiek teisybės apie Landsbergį parašyta, kad vojam vadovo statusas, špyga jam tokiam fortepijonistas, muzikontas.